58 laiškas. Bendrosios minties erdvė. Mane vadina Ohėju. Iš tiesų esu iš kito žvaigždyno, ne iš Žemės struktūros. Kodėl pas tave atėjau? Todėl, kad galiu tau padėti. Teisingiau, manęs paprašė suteikti tau galimybę įžengti į kitas struktūras. Man labai sunku kalbėti, nes žmogaus mąstymo struktūra yra kitokia nei mūsų. Mes suvokiame pasaulį kitaip, todėl daug kas sunku priderinti prie žemiškosios erdvės. Tačiau viskas bus gerai. Aš susikoncentravau į tavo energinę struktūrą ir atvirai pasakius, ji nelabai atitinka tau keliamų reikalavimų. Erdvėje figūruoja tik vienas tavo gyvenimo variantas. Visi variantai tau buvo parodyti labai supaprastinti. Tai leido tau naujai suvokti gyvenimo prasmę. Tas trečiasis variantas yra labai subtilus, reikalaujantis didžiulių pastangų. Todėl aš ir čia. Tu gali keisti ne tik save, tu gali keisti Žemės erdvės struktūrą. Joje daug negatyvumo, bet per tave srūvanti šviesa gali jį deginti. Tau reikia atidžiai stebėti savo mintis ir jausmus, kad neįsiveltum į neigiamą energiją. Mat tavo kanalai yra labai stiprus ir bet kokią energiją stiprini dvigubai. Jeigu įsileisi neigiamą, jį gali padaryti didelę žalą tau ir aplinkiniams. Tai svarbu žinoti, tačiau esmė kita. Tau būtina susitelkti į savo veiksmų planą. Manęs paprašė padėti tau susivokti naujajame pasaulyje, erdvėje, kurią žmonės kuria. Naujasis pasaulis turi atitikti tikrąją žmogaus egzistavimo prasmę. Neiškreiptą, nepakoreguotą, o tikrąją. Žmogus, kūrėjas, savo mintimis ir jausmais galintis valdyti erdvę aplink save, kurti gyvenimą. Man reikia padėti tau peržengti mąstymo ribą. Tiesą sakant, tavo žemišką mąstymą norėtųsi visai sunaikinti. Kad ir kaip jį pavyko praplėsti, jo ribos vis dar labai ryškios. O mes tau norime perduoti daugiau informacijos. Kiekvienais metais į Žemės erdvę mes įliejame naujos energijos. Visiškai naujos. Dar niekada neegzistavusios Žemėje. Kam to reikia? Jau buvo sakyta, netekantis vanduo švinksta. Žmogui nuolat norisi į kolektyvinę sąmonę įdiegti mokslinių idėjų, naujovių, tačiau kur kas labiau žmonijai reikalingas dvasingumas. Be dieviškosios energijos niekas nesivysto. Mes paskleidžiame į Žemės erdvę naujų energijų. Tai ir pakylėtojų valdovų laiškai, ir kitų mokytojų pranešimai. Taip sukoncentruojama ir į Žemę perduodama tikslinga mintis. Ji neįsitvirtins ir išnyks, jei neužsifiksuos žmogaus sąmonėje. Daugybė energijų srautų tampa neveiksmingi, nes neranda atgarsio žmogaus širdyje. Todėl, norėdamas tavyje įdiegti naują energiją, turiu įsitikinti, kad tu ją supranti, priimi ir įtvirtini savo sąmonėje. Nauja energija, kuriai noriu tave paruošti, susieta su kitų žvaigždynų energija. Matrica tau padės iš mūsų žvaigždyno gauti energiją, mintį, kurią įtvirtinsi Žemėje. Tai padės vystytis žmogui. Būtinas kardinalus mąstymo pokytis. Pamiršk viską, apie ką buvo kalbama anksčiau. Nors tai ir buvo tiesa. Viskas yra tiesa. Kiekvienas energinis sluoksnis, kiekvienas pasaulis, žemiškas, astralinis, subtilusis ir panašiai, turi savo tiesą. Ja reikia priimti, išgyventi ir kilti aukštyn. Su astralu bendravai mažai, tiek, kiek reikėjo kitam žmogui. Su subtiliuoju pasauliu daugiau. O dabar atėjo laikas atsiverti naujai energijai, naujam pasauliui. Tai žingsnis ne į ateitį, o į vidų, į subtilumą. Mirdamas žmogus pereina astralą, pereina skaistyklą, įeina į erdvę, kur formuojama jo esybė, bet gali žengti ir dar giliau. Į bendrosios minties erdvę. Ši erdvė sujungia įvairius pasaulius,
įvairią egzistenciją kosminėje erdvėje. Visi jie matricos kūrėjai. Žmogui, esančiam bendrosios minties erdvėje, visada kyla pavojus sudegti. Viena kita nešvari mintis ir vidinis laužas įsiliepsnoja. Todėl reikia kontroliuoti mintis. Tai buvo stebuklas. Tik taip galiu pavadinti kelionę į kitą žvaigždyną. Praėjusį vakarą buvo prisijungęs Ohėjas. Jis prisistatė esąs iš kito žvaigždyno ir atėjęs man padėti mano aukščiausiųjų mokytojų prašymu. Buvo smalsu, kaip ir kuo man norima padėti. Tai, kad jis iš kito žvaigždyno, reagavau ramiai. Ne pirmą kartą tenka susidurti su energija iš kitos elipsės ar kito žvaigždyno. Bet tikrai nesitikėjau, kad jis mane nukeldins į tą žvaigždyną ir padės suprasti, pajausti savo gyvenimą. Įsivaizdavau, kad sąmoninga gyvybė turi būti panašiai mus, panašios fizinės formos, suvokimo ir taip toliau. Nieko panašaus. Mane seanso pradžioje iškart perspėjo. Pamiršk viską, ką supranti žmogaus protu. Viską. Ant grindų išdėliojau 4 žvakes ir atsiguliau. Draugai sėdėjo kambaryje, jų energija vėl palaikė mane. Jaučiau, kad seanse dalyvauja Ohėjas. Iš tikrųjų jau anksčiau nujaučiau, kad vyks kažkas labai svarbaus bendraujant su juo. Truputį jaudinausi. Taigi pajutau, kaip Ohėjas mane, dalelytę manęs, apgaubė savimi, suformavo mažą kamuoliuką ir jo teigimu milijonas metų per sekundę greičiu mudu keliavome į jo žvaigždyną. Kelionė truko kelias sekundės. Fizikai tikriausiai galėtų apskaičiuoti atstumą, bet man tai nesvarbu. Aš atsidūriau kitoje erdvėje, privalėjau pamiršti mąstyti kaip žmogus. Nemačiau jokio fizinio pasaulio, nebuvo nieko materialaus, tik erdvė, reali erdvė, kupina sąmoningos, labai aukštų vibracijų gyvybės. Jeigu įmanoma palyginti, man pasirodė, kad kiekvienoje būtybėje cirkuliuoja labai stipri elektros srovė ir jeigu žmogus prisiliestų, jis išsilydytų. Žodžiu, tos būtybės yra labai subtilios, aukštos energijos, panašios į medūzas, permatomos, kintančios, žaižaruojančios stiprią energiją. Pajutau, kad jos priima mane kaip patį geriausią draugą. Su begaliniu nuoširdumu, atvirumu, džiaugsmu. Atrodo, visas pasaulis myli mane kaip brangiausią draugą. Pojūtis fantastiškas, vėliau man parodo jų bendravimą. Ten nuolat vyksta kūryba. Jeigu būtybei, gyvybei, vystytis atsiranda koks nors trukdis, jei kokie nors išgyvenimai trukdo jai mąstyti, suprasti, tuomet visa erdvės gyvybė susivienyje ir išspinduliuoja į tą esybę palaikiančią energiją. Trukdžiai iš karto išnyksta. Sąmoningoji būtybė ima naujai mąstyti ir tas mintis paleidžia į erdvę. Kitos būtybės tą informaciją gali tuoj pat nuskaityti. Jie gali prisijungti ne tik prie tos minties, bet ir prie tos minties kūrėjo išgyvenimų tą akimirką. Bet kuri būtybė gali visiškai teisingai suprasti kitos būtybės išgyvenimus, svarstymus. Jos nesikiša į vieną kitos apmąstymus, gyvenimą, kol kas nors paprašo pagalbos. Tada visa erdvė skuba į pagalbą. Aš mėgavausi tuo rūpestingumu, švelnumu, supratingumu. Mane užplūdo labai geros emocijos. Jaučiausi iki ašarų palaimingai. Ir pagauta tokių emocijų sušukau: aš myliu jūs. Reakcija buvo įspūdinga. Visa erdvė sujudėjo, begalinis džiugesys. Laimingas krykštavimas nuvilnijo per tą pasaulį. Žmogus mus myli. Jie paskleidė tokį džiaugsmą, apipylė mane šviesuliukais. Jais iškart pasidalijau su tais, kurie buvo kambaryje, su tais, kurie skaito mano dienoraštį, su visais pasaulio žmonėmis, kuriems tai gali būti labai svarbu. Jautėsi begalinė meilė. Paskui staiga pagalvojau: grįšiu į savo žemišką materialią erdvę ir nebebus taip gerai. Jie atsakė: nesunaikink to, ką pajautei, ir tai visada išliks su tavimi. Tu grįžti ne į materialią erdvę,
o namo su begalinės meilės dovanomis. Ne veltui manieji mokytojai paprašė Ohėjo padėti man nukeliauti į tą žvaigždyną. Visos esybės susibūrė, kad šis procesas įvyktų. Padėjo ne tik Ohėjas, bet ir visas jo pasaulis. Vadinasi, tai jiems buvo svarbu. Aš buvau Ohėjo žvaigždyne. Tikiu tuo 100%, nes tokių potyrių žemės erdvėje nepatirsi. Pakylėtųjų valdovų erdvė yra nuostabi, bet ji žemiškos kilmės. Tiek laisvumo, kiek Ohėjo žvaigždyne, ten nepajutau. Žinoma, negaliu sakyti, kad kada nors gyvensime tokiame pasaulyje, kokį mačiau. Aš mačiau kitokį gyvenimą, kitokio mąstymo struktūrą, kitokią energiją. Ten neegzistuoja žemų vibracijų mintis. Jų ten nėra, nes sudegtų. Kodėl Ohėjas sakė, kad kitas susitikimas gali būti skaudus? Jis nebuvo skaudus, bet labai rizikingas. Mane galėjo sudeginti tos aukštos vibracijos. Tik dėl to, kad Ohėjas apgaubė mane savimi, savo energiją, aš nesudegiau nei kosmose, nei jų pasaulyje. Dabar visai kitaip žiūrėsiu į žvaigždes. Jose yra pasaulis, kupinas meilės, gėrio, tolerancijos. Ir ten aš turiu draugų. Jie mane myli kaip brangiausią draugą. Mane supras tie, kurie yra patyrę jausmą, kai esi mylimas ir branginamas toks, koks esi, kai esi pats mylimiausias ir reikalingiausias. Ta jie jaučia visiems, kas gali juos pasiekti. Dieve, ačiū tau už galimybę pamatyti šį pasaulį. Visada sakėte, kad žmogus ne vienas visatoje. Dabar tai tikrai žinau. Ir nepamirškite, šiuo laišku Ohėjo gyventojai jums siunčia begalinės meilės energiją. Priimkite ją. Ohėjas. Mano pasauliečiai tau linki sėkmės. Jie žino, koks sudėtingas žmogaus gyvenimas, bet kartu ir nuostabus. Jie žavisi žmogaus ieškojimais ir atradimais. Jie linki jums sėkmės. Tu buvai pirmoji žemės gyventoja jų erdvėje ir jų nenuvylei, nors niekas ir negali jų nuvilti, tiesiog džiaugiasi šiuo procesu. Džiaugiasi galėdami padėti man, kartu padėti ir tau. Tarp žvaigždyninę kelionę atlikti gali tik vienetai mūsiškių, bet pakylėtieji valdovai suvokia, koks svarbus šis apsilankymas žmogui. Kolektyvinę sąmonę tu papildysi mintimi. Erdvėje yra gyvybės ir ta gyvybė labai draugiška. Aš džiaugiuosi šiuo procesu.